Taip, Šrimad Bhagavatam, 7 giesmė, 9 skyrius, 32 tekstas, pažodinis vertimas. Jasja įmetęs įdam šį atmani į patį save. Džagat, tavo sukurtą kosminį pasaulį. Viloje Ambamadhi, priežasčių vandenyne, kuriame viskas glūdi potencialios energijos pavidalu. Šeši, tu rodos miegi. Atmana, tu pats. Nidžia, savo asmeninę. Suka anubhava, patirdamas dvasinės palaimos būseną. Niriha, atrodantis taip, tarsi nieko nedarytum. Jogina, mistinė galia. Militadrik, regis užmerktomis akimis. Regis. Atma, tavo apsireiškimą. Nipita, apsaugotas. Nidra, kurio miegas. Turji, transcendentinėje būsenoje. Štita, išlikdamas pats. Na, ne. Tu, bet. Tamaha, su materialia miego būklė. Na, nei. Gunan, materialiomis gunomis. Čia ir jungši, tu susilieti. Šį nitai Gora Chandra ki. Vertimas ir komentaras jo dieviškos malonybės A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. O mano viešpatie, po sunaikinimo kuriančioji energija glūdi tavyje. O tu, kuris esi aukščiausias Dievo asmuo, regis snūduriuoji pusiau užmerktomis akimis. Tačiau iš tikrųjų tu nemiegi, kaip paprastas žmogus, nes visada esi transcendentinėje plotmėje už materialios kūrinijos ribų. Todėl nuolat mėgaujasi dvasinę palaimą. Karana dakošai Višnų pavidalu, tu išlieki savo transcendentinėje padėtyje, nesusiliesdamas su materialiais objektais. Nors atrodo, kad tu miegi, šitas snaudulys skiriasi nuo miegą nugrimzdus į neišmanimą. Komentaras. Brahma Samhitoje 5.4.7 aiškiai sakoma: Yakarana vajale bhaja tisma yoga nidram mananta jagat anda saroma kupa adhara shaktim avalambhya param svamurtim Govindamadi Puršam Tamaham Bhajami. Aš garbinu pirmapradį viešpatį Govindą, kuris savo pilnos ekspansijos Mahavišna pavidalu guli priežasčių vandenyne, paniręs į mistinį amžinybės snaudulį, o iš jo transcendentinio kūno odos porų kyla nesuskaičiuojamos visatos. Adi Purša, pirminis aukščiausias Dievo asmuo Krišna, Govinda, apsireiškia kaip Mahavišnu po kosminės reiškinijos sunaikinimo, jis išlieka transcendentinės palaimos kupinoje būklėje. Žodis jogam nidram naudojamas tik apibūdinant aukščiausią Dievo asmenį. Reikia suprasti, kad šis nidra, miegas, visiškai kitoks nei mūsų nidra neišmanimo gunoje. Viešpats visada transcendentalus. Jis yra sačitananda amžinai palaimoje, todėl miegas jo netrikdo, taip kaip eilinių žmonių. Būtina įsisąmoninti, kad aukščiausias Dievo asmuo patiria transcendentinę palaimą bet kurioje būsenoje. Šrila Madhava Acharya glaustai išreiškė šią mintį, sakydamas, kad viešpats yra Turija Štita, visad esantis transcendencijoje. Šioje plotmėje neegzistuoja džagarana, nidra, sušupti, budrumas, miegas ir gilus miegas. Jogos praktika primena Mahavišnu joga nidra. Jogams patariama pusiau užmerkti akis, bet ši būsena toli gražu nėra miegas, nors apsimetėliai jogai, ypač šiais laikais, demonstruoja savo tariamą jogą miegodami. Šastra teigia, kad joga yra dhyana vastita,
visiškas pasinerimas į meditaciją, bet tai meditacija į aukščiausią Dievo asmenį. Dhyana vastita tad gatena manasa. Protas nuolat turi būti prie viešpaties lotosinių pėdų. Užsiimti jogą nereiškia miegoti. Protas privalo būti aktyvus ir sutelktas į viešpaties lotosinės pėdas. Tik taip galima pasiekti sėkmę jogoje. Om Gyana Timirandasya Jananjala Shalakaya Chakshurun Limitam Yena Tasma Shri Gurave Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadatti Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dhinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Kaurangi Radhi Vrindavanishwari Vreshabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanivyo Vaishnaviyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Sangharshan Sadikari Chanamine Namo Prabhupada Nuga Prema Murti Padmane Gaura Desha Vikasharta Uttama Bhakti Varshine. Dar kartą pats tekstas. O mano viešpatė, po sunaikinimo kuriančioji energija glūdi tavyje, o tu, kuris esi aukščiausias Dievo asmuo, regis nuduriuoji pusiau užmerktomis akimis. Tačiau iš tikrųjų, tu nemiegi kaip paprastas žmogus, nes visada esi transcendentinėje plotmėje už materialios kūrinijos ribų. Todėl nuolat mėgaujasi dvasinę palaimą. Karanodakašajų Višnų pavidalu, tu išlieki savo transcendentinėje padėtyje, nesusiliesdamas su materialiais objektais. Nors atrodo, kad tu miegi, šitas naudulys skiriasi nuo miego nugrimzdus į neišmanimą. Reikia, dar nieks neužmigo. Rybol. Kad nematytum, kaip aš miegu. Suprantat, apie ką kalba eina? Prahlada Maharadžas kalba apie Karanodakašajų Višnų. Žinot, kas yra Karanodakašajų Višnų? Žinai? Žilinas, žino? Yra 3 Višnų. Karanodakašajų Višnų ir dar 2, nežinau, kuris. Jo. O kuris iš jų yra Mahavišnų, tai turbūt gal šitas, nežinau. Vienaip ar kitaip šitas Višnų, jis yra pats tas pirmas iš visos kategorijos, jisai guli priežasčių vandenyne ir iš jo porų išeina daug visatų. Vakar, kai grįžau, Darius vartė kaip tik knygutę ir ten buvo atversta tokia gražus paveiksliukas ir ten Višnų guli ir iš jo daug visatų išeina, daug burbuliukų tokių. Bul. Kaip jūs į vonę įeinate, ant jūsų odos irgi daug burbuliukų atsiranda, taip? Bet tuose burbuliukose nėra visatų. Kada Višnų eina į vonę, iš jo porų daug burbuliukų atsiranda. Ir kada jis iškvepia orą, jie visi išeina iš jo. Ir kada jis įkvepia, jie įeina į jį. Taip? Labai mažas, gal ir išeina. Ir į kiekvieną tą burbuliuką
jisai vėl įeina, kaip kitas višnu. Kaip kitas višnu įeina. Ir iš jo bambos išauga stiebas. Iš to stiebo, ant to stiebo įsidėsto visos planetų sistemos, kaip ašis, kur visa visata laikosi ant jos. Ir tada dar yra sukuriamas pieno vandenynas mūsų visato. Ir pieno vandenyne viešpas vėl įeina į pieno vandenyną. Tenais atsigula. Ir tada iš pieno vandenyno jis sukuria daug ekspansijų ir eina į kiekvieno širdį. Taip, tokia ir paramporo sistema. Višnu danusi. Apie kurį čia Višnu kalba, ar apie tą, iš kurio išeina visatos, ar apie tą, kuris visatos viduj guli, reiktų pasitikslinti, kuris yra būtent Karanada-Kašaja Višnu. Karanada-Kašaja Višnu. Tas, iš kurio visatos išeina. Kada visatos į jį įeina, taip išeina, kad jisai snustelna trumpam, lyg ir priminga. Bet tas miegas yra visiškai kitokios būklės. Mūsų būsenoje tiek miegas, tiek budravimas, tiek gilus miegas yra 3 fazės, kurias mes pastoviai patiriame. Esam arba budrus, arba sapnuojam, arba labai giliai mygę iš viso esame stoned, absoliučiai. 3 būsenos. Ir visos šitos 3 būsenos yra sapnas, visos šitos 3 būsenos yra iliuzinė būklė. Mes visiškai esam paskendę neišmanymę. Bet transcendencinė būsena, kurioje viešpats yra ir jis pastoviai joje yra, nepaisant ar jis ateitų iš tą žemę ar neteitų, yra visiškai kitokia būklė. Ir jis tik panašus į lyg ir snaudžia, bet visiškai netoks naudimas ar budravimas kaip mūsų. Ir šitą Brahma Samhita Prabhupada, pats pirmas dalykas, ką komentarė duoda, tai Brahma Samhita. Ar jūs žinot Brahma Samhitos istoriją? Brahma Samhita tai yra tokia Samhita, šventraštis, bet vienos jo dalies trūko, tos pagrindinės dalies, kurie, kad mes, kada dievybę sveikinam, Govindam, Adipurušam, dainuojam. Tai ten yra pora posmų iš tos pagrindinės dalies, čia Prabhupada irgi cituoja pagrindinę, jos nebuvo, nieks nežinojo, jos buvo kažkur dingus, tų vedų daug yra, žinai. Ir viešpats Šaitanė jisai kažkur tai surado. Kokiai tai šventyklai, kur. Tos istorijos detalių nežinau, bet jisai surado ir visi bhaktai labai ekstaziai skaitė. Aišku, mes galim pagalvoti, kad čia kažkoks Šaitanė, jisai, ką tai pats užrašė, žinai, kad labiau pagrįsto filosofinė, nes čia Brahma Samhita yra vienas iš Gaudijo Vaišnavų raštų, kuris įrodo Gaudijo Vaišnavų filosofijos tikrumą. Galim sakyti, kad Šaitanės pats parašė ir savo pasakymą, nes žiūrėkit, radau, nepatikėsit. Taip gražiai parašyti. O jisai gerai sanskritai prieš mane galėjo parašyti, ne? Bet iš tikrųjų, kodėl mes tikim, kad Šrimad Bhagavatam yra labai geras dalykas, kodėl ne kitas netamasinės Puranas mes priimam kaip absoliučią tiesą, Šrimad Bhagavatam mes priimam kaip komentarą Brahma Sutros, kodėl mes šitą Brahma Samhita priimam, kodėl mes Bhagavad Gita priimam kaip autoritetą. Kodėl? Todėl, kad ačarijai pasakė, kad čia yra bona fide. Ir mes neturim jokio pasirinkimo šitam gyvenime. Arba galim pasitikėti savo jėgomis, arba galim pasitikėti šventais ačarijai šventom asmenybėm. Jeigu šventos asmenybės vis dėlto yra apsišaukėliai, tai mes neturim jokių šansų. Jokių šansų, absoliučiai. Tai geriau netgi aklai pasitikėti tikrų dvasinių mokytojų, tikrų šventą asmenybę, negu aklai pasitikėti savo jėgomis. Nes savo jėgomis pasitikint, nes garantuota mirtis. Garantuota mirtis. Geriau eiti į nežinomybę, bet bent jau kažkoks šansas, kaip žmonės loteriją lošia, yra kažkoks šansas, gal aš ką nors išlošiu. Tai geriau jau siekti ačarijais, negu siekti tais, kurie eina į mirtį. Taip? Mums ačarijai žada nemirtingumą. Tai kodėl nepabandyti? Yra kažkoks kitas variantas, turit kitų variantų, geresnių? Kitas variantas yra,
kaip sakant, nusipirkti morgo kliento kortelę. Iš anksto galima, kaip žmonės taupo pinigus jau, grabui, taupo pinigus, atsideda, žinai, ruošiasi, kad gerai būtų palaidoti. Tai mes galim arba tuo užsiimti, arba sekti atšeriais. 2 variantai. Ir būtent tas tikėjimas šventom asmenybėm nieko nesiskiria nuo tikėjimo šventraščiais ir Krišna tikėjimu. Tas tikėjimas ir duoda mums, dažnai labai mokytojas cituoja tą citatą, kad jeigu kažkas turi pilną tikėjimą į dvasinį mokytoją ir Krišną, tada jis gali suprasti tos vedų raštus. Kitu atveju jis nieko nesupras, paskaitys ir galvos, neaišku, kas tai parašyta. Visiškai neaišku. Tai vat Viešpats Čaitanija atnešė Brahma Samhitą ir ne dėl to mes skaitom Brahma Samhitą, kad jinai kokia tai labai ypatinga. Jinai dėl to ypatinga, nes Viešpats Čaitanija sakė, kad jinai ypatinga, dėl to mes ir priimam. Viešpats Čaitanija sakė, Šeši Gosvami sakė, Šrila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakura. Jeigu sakė, kad čia rimtas yra raštas Šrimad Bhagavatam, reiškia rimtas. Taip? Dėl to mes priimam ir skaitom. Dėl to, kad mes pasitikim šitais ačeriais. Ir tokią istoriją papasakosiu. Man papasakoju ir aš jums papasakosiu. Tikrą gyvenimišką istoriją. Gyveno 2 broliai. Vienas buvo tusovčikas ir kitas. Tusovčikas. Nieko, muzika gražią, vakarėliai, hausas, alutis, tabletės, merginos, gyvenimas gražus. Taip? Bet vienas brolis turėjo dar daugiau prikaupęs punijos, darbingos veiklos, reiškia, ne taip greitai užpuola vaiduoklį visiškai tą magūną, jis dar turi prikaupęs, turi valios atsargoje, nors neįkvojama, bet jis dar jos turi iš anksčiau prikaupęs iš praeitų gyvenimų. Ir jisai dirbo sistematiškai, jisai kūrė šeimą ir po truputį tie visi vakarėliai antram plane atsidūrė. O kitas brolis, jisai labai mėgo tokį gyvenimą rojinių planetų ir toliau taip gyveno. Labai rimtas vyras, labai solidus, automobilis, laikrodis, visi patogumai, išvažiavo į užsienį dirbti, toliau taip linksmai gyveno, bet palaipsniui šitą puniją ėmė sekti ir tas linksmas gyvenimas įsibėgėjo, jisai nebesugebėjo jau tenais užsienį, visiškai ten strigo, jį atsivežė brolius pas save į namus, bet jis namie toliau gėrė, tai jau buvo nebeįmanoma gyventi su juo, tai išvarė jį tiesiog. Jis išėjo gyventi į savo tėvo namus, tėvas jau buvo ar tai miręs, ar išėjęs, kažkur išvykęs, ar į užsienį išvažiavęs. Ir jisai šaukdavo ant savo brolio, ką tu sako, tu čia pasinėręs savo ten darbus, visokius ten reikalus, aš tai gyvenu gyvenimą, žinau, ką tu gyvenimo nematai. Ne? Šaukės ant savo brolio. Bet jisai taip ritosi, kad jisai ateidavo kiekvieną dieną prašyti valgyti pas savo brolį, duodavo jam nusiprausti, duodavo jam pavalgyti, duodavo jam kažkiek tai pinigų, jisai verkdavo, ateidavo. Nors to pačiu sakydavo, aš tai čia gyvenu, bet ateidavo pas savo brolį išmaldos prašyti. Ir ant galo jau jo net nebeįsileido, visiškai atstumė brolis, nors jam buvo sunku labai, bet jis matė, kad jis meškos paslaugą daro. Bandė įvairiais būdais jam padėti, bet jis visiškai atmesdavo pagalbą. Tuomet jį atstumė, nebeleisdavo jam ateiti. Jis iki tiek važiavo, kad jo namai buvo, man parodė žmonės, tokios stotyje stovinčius bomžai tokie būna, stoties tokie gyventojai. Sako, vat jie dar palyginus labai gerai atrodo, palyginus su mano broliu. Jisai visiškai buvo pastoviai apsisisiojęs, visi namai prikakuota, tualetą susikimšęs, pribėgę, visiška landynė, smarvė, absoliučiai, maksimaliai Trainsputting. Žinai, kaip per Trainsputtingą buvo filmą, matei tokį? Ja, matei? Ten toks tualetas kaip atrodė, ne? Tai va ten tobula ekranizacija buvo.
Į tokį dugną. Nu, visiškai dugnas, jisai dar maždaug keli mėnesiai ir negyvas jisai. Tokia situacija. Ir vienaip ar kitaip jį išvežė tas brolis išvežė į kažkokią programą, nu, ten į ligoninę, ten su vaistais atpumpavo jį, atgaivino ir nuvežė į kažkokią tai religinę bendruomenę, kur jisai įtikėjo, kad Dievas yra. Žinai, įtikėjo, kad yra Dievas ir pas jį atsirado noras, viltis ir noras kitam gyvenimui. Pamatė, kad šitas rojinių planetų gyvenimas šitą žemę jis neveikia, žinai. Ne ta visai, netinkamas laikas, vieta ir aplinkybės. Jis suprato, kad nori vis dėlto šitas neveikia, bet jis nori kitaip gyventi. Ir pas jį atsirado ta tikėjimas Dievu, žinai. Ir jisai kabinosi su Dievo pagalba, jisai visiškai įsikapstė ir dabar turi šeimą, dirba. Nu, nepasakysi, nu, kai pamatai kokią gatvėje žmogų, žinai, gulinti, niekad nepatikėsi, nieks matai žinia verčia. O kur Darius? Turi išvažiuoti kažkur, ne? Nu, labai reta tokia, ne? Labai retas, kada žmonės tai pasikeičia. Labai reta tikimybė. Ir praktiškai jie vis laik pasikeičia arba turi dar kokią tai prikaupę praeit labai dorovingos veiklos, yra prikaupta, žinai, geros karmos dar praeiti ir kuriam laikui pavyksta jam išsikapanuoti. Arba žmonės atranda Dievą ir jo pagalbą randa kažkokių tai nesuvokimų jėgų pakilti, nes tai tikrai nesuvokiamas stebuklas yra. Bet vienaip ar kitaip čia tokia istorija, nu, kaip ir paprasta istorija, jisai truputį ir džepą dabar kartoja, tas žmogus. Gyva istorija ir jisai po truputį, iš vienos pusės, ką mes galim pamatyti, kad jeigu jis nebūtų taip stipriai nusivažiavęs ir su galva dugną bandęs pramušti ir susiskėlęs galvą, jis nebūtų dabar džepas nekartotų tikrai. Jis gyventų, gal ten sėkmingas gyvenimas, pasinėręs būtų pilnai, visi laimingi, giminės laimingi, bet jokios naudos. Tai iš vienos pusės mes matom, kad Krišna jisai taip atvedė, parodė jam ir jisai Dievą atrado. Tai labai įdomus manevras yra. Visai kita pusė šitos istorijos alegorinės, ką mes galim pasimokinti, tai kad egzistuoja dvi platformos gyvenimo. Simboliškai galim įsivaizduoti. Na, čia šiuo atveju jisai gyveno materialiai platformoje, toliau gyveno materialiai platformoje, tik tai jisai gyveno vienoje gūnoje, perėjo į kitą gūną. Bet lygiai taip pat egzistuoja materiali ir dvasinė egzistencija, visiškai kita kokybė, kurioje mes galim gyventi. Ir be Krišnos, be dvasinių mokytojų, be tų ačarijų pagalbos, be Bhagavatam, mes neišvengiamai turim tą likimą tos materialios platformos. Neišvengiamai, netgi tas pats likimas su visiško degradavimo, jisai yra neišvengiamas. Kad ir kaip mes kokią gerą sėkmę būtume sukaupę, kurį laiką tik tai mes joje pasilaikysim, bet anksčiau ir vėliau mes degraduosim į žemesnės formas ir turėsime tokį pat likimą. Bet kitas yra variantas pasinaudoti malonę ir pakilti į visiškai kitą egzistencinį lygmenį, visiškai kitą platformą, kur mes galim gyventi. Ir Bhagavata mums tai ir kviečia, kad tai yra insane, tai yra beprotybė, absoliuti beprotybė gyventi tai materialioj platformoj. Ir kada mes būname materialioj platformoj, tai tada, kada mes tą akimirką prote neatsimenam Krišnos. Ta akimirka yra materiali platforma. Ir ta materiali platforma yra kaip būna fabrikuose, toks važiuoja konvejeris. Mes sėdėt ant to konvejerio ir jisai kur jūs veža, kaip per kokius nors siaubo filmus, per multikus į kokį nors pečių jūs veža. Tik laiko klausimas, kada jūs įdės į dėžutę ir įkiši pečių. Arba pakas į griovį ir užkas. Laiko konvejeris jisai važiuoja, negali sustabdyti, laikrodis jisai eina. Ir mes, jeigu sėdim šičia tvirtai ant žemės, kartu su visa žeme sukamės, tas konvejeris mus veža į tą dėžutę.
Ir tiksi laikas, smėlio laikrodis tiksi. Kada jūs įdės, pukšt. Galim spardytis, galim klykti, galima dainuoti, galima verkti. Konvejeris sukasi, tiksi. Prisimeni, laikrodis tiksi, tik. Skaitliukai sukasi, įjungti. Ir viskas. Bet galima iš tos platformos pakilti. Ta pat akimirka, kai mes esam jogoje arba čia ryšyje su Dievu, kaip čia labai gražiai sakom, visiškas panirimas į meditaciją. Protas nuolat turi būti prie viešpaties lotosinių pėdų. Užsimti jogą nereiškia miegoti. Protas privalo būti aktyvus ir sutelktas į viešpaties lotosinės pėdas. Tik taip galima pasiekti sėkmę jogoje. Tik tai taip. Ir mūsų protas pastoja turi prisiminti Krišną. Čia neseniai vienas bhaktas, jaunas bhaktas, kur pradeda praktikuoti, sudėtinga, atrodo, čia ir tas yra, čia džapa yra, čia tas, čia principai, čia gūnos, daug įvairiausių dalykų yra, dar kitokių visokių praktikų yra, viskas susimaišė ir žmogus, ir aš akcentuoju, svarbiausia yra Krišna, susikoncentruoti Krišna, prisiminti Krišną ir jam tarnauti, būti su juo čia ir dabar. Tai yra tobulumas, tai yra tikslas. Ne? Ir mes vėl užsimirštam, o čia to yra, čia no yra, čia ir bitės augint galima, ir tą daryti galima, ir žmogus sunerimęs, nesirašo, aš nežinau, pasimetimas man, neaiškumas. Viena žinutė man parašė, kita žinutė paskui rašo vakare. Sako, nieko nereikia, reikia tik Krišną. Sako, visą dieną pabandžiau paskirti Krišnai. Galvojau apie Krišną, vėliau valgyti Krišnai, klausiau kirtaną. Jis sako, pajutau tokį džiaugsmą, pajutau, kad Dievas yra ir kad galim jį pajausti ir taip gerai ir noriu visą laiką būti su Krišna. Sako, viskas aišku, viskas gerai, jokių problemų nėra. Aišku, ant to karto. Kitą dieną mes atsikeliam ir pamiršom vėl, kad Krišna kažkur protas pasiniręs. Tai vat, ir tada mes galim prisiminti, paskaityti, kad reikia protai Krišną sukaupti ir atsisės ir pabandyti sukaupti Krišnos pėdos, nu tai kur šiandien prisiminti, kaip tos pėdos atrodo galim ir apie jas mąstyti 3 kokias sekundės, ne? Ir protas kažkur. Jis skrido. Ką daryt? Kaip čia dabar? Vėl žiūri, sėdi ant to konvejerio, kuris veža tave į pečią. Yra pečius, kur dabar Lietuvoje yra kažkur pečius, į Latviją veža. Žmonės ten gal pigiau biški, gal dėl to veža. Tokie pečiai yra. Įdeda į dėžutę, į pečią įmeta. Ekologiškų dėžučių yra, ąžuolinių dėžučių yra. Visokių formų. Ir ką dabar, kaip tą Krišną prisimint pastoviai? Ari Krišna kartoja. Ja, kaip čia taip, labai sunku. Dėl to ir kodėl įvairios dvasiniai mokytojai rekomenduoja Prabhupados, skaitykit knygas, pradžią Prabhupados, skaitykit knygas, klausykit Prabhupados paskaitas, siekite praeities ačariais, kodėl labai stiprus akcentas yra. Nes šilo Prabhupada jis perduoda tam tikrą nuotaiką, gryną, tyrą grinuolį nuo viešpaties Čaitanijos, be jokių priemaišų, be jokių atspalvių, gryną grinuolį, kokį viešpats Čaitanija duoda nuotaiką. Ir ta nuotaika yra kaip autostrada, galima Klaipėdą važiuoti autostradą, kur galima 130 greitis oficialus, važiuoja lygus kelias. Ten vis laiką mums patinka lentelė, kad sužeistų tiek, žuvo tiek. Bet nuvažiavusių, tikslą pasiekusių irgi yra. Nemažai, autostrada, važiuojam. Bet galima važiuoti ir pro Nemunų plaukti. Visokių nuotaikų yra, kaip į Klaipėdą važiuoti. Visokių būdų, dviračiais, peškomis, skraidančiais kilimais, mintimis, astraliniais būdais, įvairiausiais. Bet yra ačarijų būdas. Sėdi į multiplo ir spaudi 130 ir važiuoji į Klaipėdą. Paprasta, efektyvu ir greitai. Per 2 valandas 20 minučių.
Taip. Jokių sutrikimų. Paprasta ir patikrinta. Bet yra ir galim per Klaipėdą, galima per Vilnių į Klaipėdą važiuoti, galima per Zartus, galima. Tai yra Prabhupados visieną atiduota nuotaika grinuolis. Dvasiniai mokytojai, jie pasigavę tą grinuolį ir jie važiuoja to keliu. Taip yra grynas pavyzdys. Ir mes galim tuo pasinaudoti ir šiaip paprastai tenais joginiais būdais prisiminti Krišną, medituoti, tai daug gyvenimų, didelėm askezėmis, paprastai taip. Bet šitą neduoda jisai tokį didžiulį dalyką. Ir kuo mes galim pasinaudoti, žinodami Krišnos silpnybės. Krišnas turi silpnybių įvairių. Gal net nesilpnybės, gal tai iš tikrųjų ne tas žodis, tai būtų gal stiprybė arba galim pavadinti silpniausia vieta materialiam materialios energijos silpniausia vieta yra Krišnos stipriausia vieta. Kokia yra Krišnos stipriausia vieta? Krišnas skelbia. Pačioj pabaigoje jau tokį gerą dalyką paskelbėm. Užsimena, porą posmų užsimena. Labai rimto patys. Žinote, apie ką aš kalbu? Kas žino? Gintaras jau žino. Kas dar žinot? Link kur aš sakau, neįtarėt? Nu gerai, paskaitysiu 70 tekstą ir įdomiausia, kad Prabhupada duoda komentarą 0, jokio komentaro. Paprastai, net kažkoks svarbesnis tekstas, čia jokio komentaro nėra. Čia nereikia jokių komentarų. Kaip sakant, kad pats tekstas nereikalauja jokio komentaro. Ir aš skelbiu, čia Krišnas sako, ir aš skelbiu, kad tas, ne tas jo tekstas. 69 irgi jokio nėra komentaro. Ir Krišnas sako, jisai skelbia, nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus. O čia yra būdas, kaip galim papirt Krišną. Pigiausias būdas. Nes gauti tą Krišnos malonę, Krišna yra Rišikeša, Juslių valdovas, gavus jį papirkus tą malonę gavus, tada mūsų protas automatiškai prie Krišnos pėdų priglunda. Arba tos pėdos pačios įeina į mūsų galvą. Mes galim jas visai įdėti, bet jos visai nenori tenai, tos pėdos. Ir jos išeina kažkur. Bet Krišna sako, nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekad nebus. Jeigu mes patenkam į šitą kategoriją, tada mes Krišnos pėdos pačios ateina į mūsų galvą. Negalime jų išmest, kaip gopės sėdi ir medituoja. Ateina Narda ir sako, mielos gopės, kokią čia jogą užsiimat, ką jūs medituojat? Žinai, ką gopės atsakė? Sako, mes bandom apie ką nors kitą galvot, bet ne apie Krišną. Ir kaip jums sekasi, sako, nieko nesigauna. Vėl ir vėl protas apie Krišną pradeda galvot. Nieko negalim padaryti. Ir apie ką čia Krišna kalba? Apie tą, kuris skleidžia dvasinę žinias kitiems, dalinasi. Taip šitas posmas mako. Tam, kuris šį aukščiausią paslaptį skleidžia, tai yra apie pasiaukojimą tam, kuris šią aukščiausią paslaptį skleidžia baktoms, tai yra pasiaukojimo tarnyba užtikrinta. Ir po mirties jis grįž pas mane. O. Ir ką viešpats Šeitanė sako? Viešpats Šeitanė sako, aš turiu sodininkas esu. Ir užauginau neblogų vaisių. Ir noriu juos padalinti visiems. Bet aš vienas sodininkas, kaip aš galiu visiems padalinti? Reikia jūsų pagalbos. Viešpats Šeitanė taip sako. Gal sako, jūs visiems duodu nurodymą. Tapkite guru ir išvaduokite visą šitą pasaulį. Visą tokį nurodymą. Ir tai yra visa mūsų ačarijų nuotaika, kom gyveno Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada yra tobulas mokytis ačarija. Ačarija reiškia savo pavyzdžių rodo, reiškia mums reikia siekti jo pavyzdžių, kokiais pavyzdžių rodo, ką jis meditavo. Prabhupada sako, kad Kaništa Dikaris, jisai tame problema, kad jisai galvoja tik apie savo dvasinę praktiką. Jisai garbina dievybės, jisai atlieka praktiką, visą kitą ir galvoja, kaip čia man
išlysti iš savo tų nesibaigiančių dvasinių sunkumų. Tai yra Kaništa Adhikaris. Ir Utama Adhikaris, Prabhupada sako, tas, kuris pastoviai galvoja, kaip čia visam pasauliui duot Krišną. Jis nieko kito negalvoja, pas jį vienintelė meditacija, kaip čia duot Krišną. Ir Madhyama Adhikaris yra tarpinis variantas tarp šitų dviejų. Jis jau pamokslauja. Madhyama Adhikaris tas, kuris pamokslauja. Jisai nepamokslauja ateistams, visiškiems demonams, jisai pamokslauja tiem, kurie yra potencialūs žmonės nekalti, kurie gali sužinoti tas dvasinės žinias, priimti ir jas panaudoti, pritaikyti ir praktikuoti. Tai ir yra ta paslaptis, tas kelias, kuriuo mes galime dvasiškai tobulėti. Mums reikia įeiti į tą kelią, Viešpaties Čaitanijos misijos kelią. Atrasti savo vietą Viešpaties Čaitanijos misijoje ir arba galime du variantai. Rūpintis nesibaigiančiomis savo dvasinio gyvenimo problemomis ir jos niekad nesibaigs. Arba labai labai sunkiai, labai ilgai, labai patruputį daug gyvenimų, šiaip ne taip tas Krišnos pėdos atsiras mūsų galvoje ir mes apie jas galėsim galvoti pastoviai. Kitas būdas yra pradėti galvoti, kaip kitiems žmonėms duoti, pasidalinti tuo, ką aš jau radau, arba žinau, kiti žmonės dar daugiau turi, privesti juos prie tų kitų žmonių. Jeigu aš apie tai galvosiu, apie tai mąstysiu, tai jau aš savo dvasinių problemų neturėsiu. Jokių Krišna garantuoja, užtikrinta, pasiaukojimo tarnyba užtikrinta, po mirties jis grįž pas mane. Pasakyti ar šventa. Jokių nei pridėti, nei atimti. Užtikrinta, net nereikia galvoti. Tie žmonės, kurie pasinėrė, pavyzdžiui, tokia, kaip pavyzdys Angira Munis, ne, jisai pasakoja, kaip čia dabar šitą stumti reikalą, Čaitanijos misiją. Jis yra pagal tam tikrus apibūdinimus jau Utama Adhikario lygį pasiekęs. Jis pastoviai galvoja. Ir Prabhupada kaip įdomiai sako, aš neseniai girdėjau, kad tyriai atsidavę tai yra visi. Kaništa Adhikaris yra tyras, visi yra tyriai atsidavę, kurie turi tyrą motyvą. Jie nori tarnauti Krišnai. Jie galbūt dar neapsivalę, užsiteršia visiškai. Jis dar visiškai Kaništa Adhikaris, bet jis turi motyvą. Jau nori patenkinti Krišną, jis yra tyras atsidavęs. O Krišnos tai yra noras koksai. Kartais susiduoda praktika eiti kalnus ir medituoti. Mes einame kalnus ir medituoti. Kartais susiduoda norą, aš noriu, kad jūs dievybės garbintumėt kažkurioje jūgoje. Ir mes organizuojam dievybių garbinimą. Dabar Viešpats Čaitanija duoda dvasinę praktiką. Nori, kad jūs šventus vardus visiems dalintumėte. Tai yra dvasinė praktika šito amžiaus. Ir tas, kas tuo gyvena, tas yra gyvena dvasiniai platformai. Jis jaučia dvasinį Krišnos buvimą kartu su juo šalia. Prisirišimas prie Krišnos be galo greitai auga ir kaip ant bangos. Baglininkas ant bangos čiuožia. Didžiulis dvasinis greitis ir džiaugsmas. Jau yra iš karto dvasinė platforma, jeigu žmogus galvoja. Tai mūsų gyventojų šventyklos yra toks verslas, šeimos verslas yra. Tai yra organizuoti, kaip yra įvairių šeimos verslai, reikia. Vieni daro puodus ir neša juos į kaziuko mugę parduoti, toks yra šeimos. Kiti tos puodus pina, pintinės pina. Kiti dar kokį nors importuoja iš Lenkijos, kokį nors žaisliukus ir juos pardavinėja. Įvairūs yra šeimos verslai. Mūsų šeimos verslas, už ką mes gaunam valgyti, tai yra mes organizuojam šitą Viešpaties Čaitanijos žinių skleidimą. Ir žmonės sužinotų apie šventą vardą, jį kartotų ir atrastų prieglobstį prie jo. Ir mes rūpinamės tuo, kad tas vyktų. Jeigu mes to rūpinamės, mes vežiojam greitkelį. Tobulą malonę gaunam iš Prabhupados, iš visų ačarijų. Todėl mes turime tuo gyventi, kad aš noriu būti šitoj nuotaikoj. Aš joje nesu, bet aš noriu. Jeigu aš jau nenoriu tam konvejerį, mes šnekėjom, kad materiali platforma tai yra konvejeris, kur tu nori, nenori, tave veža laikas, nori, nenori, tiksi. Ir tas konvejeris mus veža į pečių. Kaip būna per siaubo filmus, tas konvejeris, kur veža į pečių. Tai visas gyvenimas yra siaubo filmas, kur visi žmonės sėdi ant laiko konvejerio ir tas laiko konvejeris visus garantuotai 100% nuveža į pečių. Pečiai yra du. Vienas yra Latvijoje, kitas yra kažkur Lietuvoje, jau naujas padarytas, su dujom ten pakūrena. Indija sunkiau, jie tų malkų daug neturi, tai jie biškį apdegina, apsvilina ir įmeta į kangą. Jeigu vargšas malkų turi, tai ten daug žmonių miršta tų malkų, tai daug reikia, įsivaizduoju.
nėra lengva. Tai dujų, iš kur tu dujų paimsi? Nėra geros karmos tiek daug. Dujų. Tai vat yra tas konvejeris. Kitas konvejeris yra viešpatės Šeitanijos konvejeris. Aš atsimenu Vrindavane, kiekvieną dieną yra tokia tradicija, kad Šila Prabhupados mažą murtį, kaip Prabhupada, kada būdavo Vrindavane, visą laiką ateidavo ir primdavo daršaną visų dievybių. Tai dabar lygiai tas pats vyksta, Prabhupada kiekvieną dieną murtį pavidalo ateina, atsidavusiai atneša jį, kirtanas didžiulis vyksta, atsidavusiai jis veduoja, Prabhupadas skėtį neša ir atneša murtį ir parodo, prieš visas dievybės parodo. Ir tada tokį kirtaną užsuka ir su tuo kirtanu visi eina aplink parikramą, aplink visą šventyklą. Aplink vis, vienoje vietoje toks siauras praėjimas yra, kitur jisai platus ir kirtanas. Eina, trumpam sustoja, pašokinėja ir vėl eina. Ir tokia džiaugsminga eisena, tokia pilnai pilna transcendencija. Skėtės tenais, kokie nors vaikai veduoja Prabhupadą su Čamara. Visi eina toks ekstatinis, koks nors kirtanas, koks Maharadžas veda kirtaną ir visi su tokiu džiaugsmu, pakilėjimu eina aplink Vrindavano. Prabhupadas sakė, ta šventykla, joje yra visos šventos vietos Vrindavano. Užtenka tiesiog ją nueiti, aplink ją apeiti ir mes apeinam visą Vrindavano, visas šventas vietas. Ir visa ta eisena eina pasišokinėdami eina su džiaugsmu pasišokinėdami. Taip? Ir mes galim suprasti, kad visa šita eisena, kurie eina su Prabhupada, kur jie eina, kodėl jie tokie laimingi, nes jie pasišokinėdami laimingai eina į dvasinį pasaulį. Taip? Ir iš tikrųjų jie jau yra dvasinio pasaulio, nes jie jau su Prabhupada yra. Tai vat yra dvi platformos. Viena platforma yra sėdėti ant to konvejerio, kuris mus veža kaip eskalatorius į pečių. Kita platforma yra šokinėti su Prabhupados chebra ir eiti visai kitur, visai kitą tikslą. Du variantai yra. Ir tas Prabhupados konvejeris yra Prabhupados misija. Mes galim joje dalyvauti ir nieko nereikia. Kvalifikacijos nereikia, užtenka būti beždžionė, nesvarbu kuom. Tiesiog reikia norėti būti su tom hebroj su Prabhupada, kur visi šoka ir eina į dvasinį pasaulį. Tiesiog reikia norėti prašyti Krišnos ir stengtis daryti, ką aš galiu. Aš galiu turėti tokį tikslą. Aš noriu papulti ant šitos bangos, kad užimtų mane viešpats Šeitanija, dalinti tos vaisius, kuriuos jis nori dalinti. Noriu šitą darbą įsidarbinti, priimkit mane šitą darbą. Neturiu kvalifikacijos, CV rašau, nieko nesugebu, bet noriu. Padėkit man, priimkit. Ne, prašom CV, padedam. Prašau, priimkit mane šitą darbą, noriu dirbti čia. Čia skaniai maitina, čia gera hebra yra ir nenori ant to konvejerio stovėti. Norą reikia šitą turėti. O tas, kas turi šitą norą, jūs, nežinau, ar išgirdot, Krišna sako, nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekad nebus. Suzdai? Kokia gera padėtis, tobula padėtis. Tiesiog šitą norą norėti iš kažkur išgauti šitą. Išgauti iš kažkur tai. Ir prašyti, priimkit mane šitą platformą, aš stengsiuosi ir tada žinau, kodėl aš turiu sadhaną bhakti atlikti tiek, kiek aš galiu juos atlikti šventykloje. Vienas yra standartas. Kodėl aš turiu siekti jį įtilpti, nes aš noriu įgyti kvalifikaciją, kad mane Krišna apšlifuotų, apripumpuotų, duotų man tos dvasinės energijos, kad aš galėčiau būti kvalifikuotas dirbti šitą darbą. Kiekvienas gali dirbti, kaip ir mes žinom, Ramos armijų kvalifikacijos nereikėjo būti, paprasta beždžionė galėjo būti, jeigu norėjai tame darbe dirbti, galėjai, ten tie demonai, jie tiesiog paimdavo tas beždžionės su sauja ir burnais, tokia buvo, bet jie nugalėjo jos, nes su Krišna buvo. Tai Prabhupados irgi tai kvalifikacija paprasta tų būdavo ateinančiųjų, ne? Jokiose apsikakoja, kiti būdavo apsisisioja, narkotikų visi būdavo privalgę. Ir tokia kvalifikacija, bet Prabhupadas
sakydavo, norit, priimsim jūs į darbą, duosim, nuprausim, apkirpsim, barzdą nuskusim, gražiai padekoruosim, žinai, kaip pusdėvė, tobulą. Tai kiekvienas gali į šitą darbą gauti pas Prabhupadą darbą. Tai tiesiog noro reikia paprašyti ir Prabhupada jisai nupraus, apvalys. Ir su tokia intencija reikia, neaiškia kažkokia intencija. Aš čia plaunu tas grindis, nesuprantu, kam aš čia tais plaunu, kiek čia galim tuos puodus plaut, malonės atneša. Jai, ačiū labai. Hare Krishna. Su ta intencija reikia atlikti praktiką. Kodėl mes čia esame? Mes norim tapti šitie Prabhupados darbuotojai. Prabhupados darbe. ISKCONas, organizacija ISKCONas yra. Norim gauti čia darbą. Ir šiaip mokymus mes prieinam, apmokymus. Kodėl aš čia keliuosi? Nes aš noriu būti agentu, šito reklamos agentu. Prabhupados firmai. Reklamuoti viešpatį Čaitanį ir jo labai geras vaisius. Hare Krishna Maha Mantra. Nori būti tas reklamos agentas. Ir ten yra įvairios procesai. Galim skambinti telefonų žmonėms. Labą dieną. O kokią mantrą jūs kartojate? Nekartojate dar jokios? O gal norėtumėt Hare Krishna kartoti? Galim pasirašyti, atsiūsim jums knygą. Knygą atsiūsime Bhagavad Gita. Nebrangiai 10 litų galėsit kartoti. Čia akcija vyksta dabar. Įvairiais būdais galima to agentų būti. Patiem į duris eiti, žmonėm galima skambinti, galima programą pakviesti, visus sukviesti programą, žmonėm papasakoti. Įvairiais būdais. Bet reikia toj nuotaikoje. Jeigu mes pagaunam tą nuotaiką ir su tą nuotaiką, aš kartuoju šventą vardą, žiūriu gyvybės, ko aš jas noriu. Aš noriu priimkit mane šitą darbą dirbti, aš noriu būti šitoj hebrui, kuri šoka su Prabhupada ir eina į dvasinį pasaulį, nes nenoriu stovėti ant tos platformos, kuri veža į pečių mane. Aš noriu kartuoti šventą vardą, ko aš prašau Krišnos. Krišna, duok mane, užimk mane tarnystę, priimk mane iš tą darbą, duok man tą nuotaiką, duok man tinkamą norą, duok man tinkamą savybės, kad galėčiau dalyvauti šitam darbe. Kodėl aš skaitau Prabhupados knygas, kad įsigerčiau tą nuotaiką, kad perimčiau tą, ką Prabhupada mums davė. Kodėl aš čia keliuosi ryte, kad įgyčiau tas savybės, kodėl aš kartuoju šventą vardą, kodėl aš šį Guru Čaranam Padma dainuoju. Tik tai vienu tikslu, nes noriu būti kvalifikuotas, dirbti šitame darbe ir niekad jo neprarasti. Ir dalyvauti šitoje nuostabioje misijoje, kurioje nėra jokių problemų, yra tik tai su džiaugsmu šokti ir eiti su Prabhupada pas Krišną. Pasišokinėdami eina visą hebrą. Ir ne tik ateiti, bet ir kvies visus prisijungit. Ir ta pradžiai nedaug eina, o paskui prisijungia, žiūrėk, visą visatą prisijungia ir visi pasišokinėdami eina į dvasinį pasaulį. O čia ir yra Šrimad Bhagavatam, esencija Šrimad Bhagavatam. Tai turbūt klausimų nėra jokių. Ne, čia nėra raganų, čia Madhyama Adhikaris yra sadhanos bhakti lygyje, jis atlieka sadhana bhakti ir dėl to jisai laikosi visų regulų taisyklių, bet jisai įgyja skonį, jisai pamato, kad kai aš sudalyvauju šitam Čaitanijos judėjime, tai yra skanu, bet jisai kartais nori, kartais nenori, bet jisai daro, nes reikia, jisai keliasi, bet jisai turi tikslą, aš noriu įgyti pastovę tą nuotaiką, pastovę kaip jau spontaniškai, raganuga. Pastovi tai nuotaikai būti. Jis dar jos neturi, bet jau turi tam skonį. Ir jisai to užsiema, po truputį. Jis žino, kad kartais nesinori knygų platinti, kartais noris, bet jis tame dalyvauja ir pajunčia skonį. Arba kitur, kitoj programai dalyvauja, bet vienaip ar kitaip randa savo vietą šitoj didelėje skonų organizacijų, kurios yra bendra nuotaika, bendras tikslas plėsti, padėti žmonėms. Ir kada mes turim tik tai nuotaiką, kad dėl savęs, savo, tai yra Kaništa Adhikaris. Bet kada jau mes turim, Prabhupada sako, pakilti į Madhyamą, Madhyama yra tas, kuris kitiem padeda. Supranti? Jisai jau yra
mato, kam jau galim padėti ir jiem padeda. Žmonėm pamokslauti čia nėra sudėtinga, tiesiog tu būni to, jeigu nuotaikoj, tiesi procesą nesvarbu, kartais ateina nei vienas žmogaus, neateina, kartais ateina, bet jeigu to yra nuotaikoj, savo pastangom niekiam. Bet jeigu mes priėmam priklausomybę nuo dvasinių mokytojų, yra pas mus dvasinė linija autoritetų, yra menedžmento autoritetų linija, jeigu mes priėmam juos pilnai, ir sekam jų nurodymais, ne savo norim, bet priimam, tuomet mūsų užims tinkamai duos mums darbo. Tai patį tikslą žinai ir paskui tu mąstai, Prabhupada sako, jau tobuliausia, kai žmogus paskui mąsto, kaip čia padaryti, kaip ieško būdų, jis tom gyvena, nes mes galim gyventi savo bėdom, savo kažkur ten vaikščioti, galvoti iš šaldytuvą, žiūrėti, dar kažką daryti, galim gyventi, čia Hare Krishna, tiek daug žmonių yra, galim jiem papasakoti, kaip jiem papasakoti ir galvoti, gal tą spaus, gal tą daryti, gal tą ateini pas prezidentą, turiu tokių idėjų, taip ir taip padaryti, tinka, žinai, davai, super, darykit, duodu 10 litų, varykit, hebra. To mes galim gyventi. Ir jeigu mes tom gyvenam, Prabhupada davė, kaip tą daryti. Davė nuotaiką, ko reikia siekti, kaip to siekti. Yra tam tikras kelių eismo taisyklės, kad mes ateinam, pasakom, turiu idėją, čia pamokslausim visam Kaune, darysim tokią programą. Tobulą, duodu štampą, eikit, darykit. Tobulą. Va čia yra tobulą nuotaika, kurios nori. Prabhupada norėjo tokių dinamiškų, kad jie gyvi ir galvoja, kaip čia visą tai daryti. Vat tam tikroje sferai, vat jūs esat labai dinamiški, aš daug nereguliuoju, kažką palieku laisvę, patys imatės atsakomybės jau. Čia reikia tą sutvarkyti, padaryti, aš nesikišu ir jūs patys prisimant atsakomybę, vat vidaus managementą, pavyzdžiui, sutvarkant. Ten to ir to nėra, atsakingai patys padaro, tūkdosi atsakomybę tada, žinai. Ir lygiai taip pat mes turim prisimti atsakomybę, kaip čia eit galvoti, organizuoti, kaip duoti žmonėms tos vaisius, kur šitą nenori. Ir kai mes tai galvojam, neišvengiamai, šventas vardas, Hare Krishna toks geras, skaitai, taip įdomu pasidaro, žinai, miegas neima, žiūri dievybės, taip gera, žiūrėti, žiovulys neima, supranti. Iš karto, Krishna kažkokios pėdos galvoja, tai Kurašendras pėdos galvoja atsiranda, viskas automatiškai tada. Ir čia yra pasirinkimas, ar aš noriu vaikščioti, svirduliuoti iš kampo šaldytuvą, žiūrėti ir ieškoti tos laimės kažkur, supranti, tokioj nuotaikoje būt, ar būti toj pašėlusioj nuotaikoje, šokti Prabhupados misijai, šokinėti ir kitus, taip įtraukinėti irgi į tą šurmulį. Kaip matai, Čiaupatė, ne? Ten rytinė programa, visi taip rimtai pasineria į Krišną, toks vidinis džiaugsmas ateina, tada jau pati kulminacija, guru pudžia. Šlovina visi Prabhupadą ir Kirtanas. Ir tokia palaimų užplūsta, ypatingai tie vyresni atsidausiai, kokie 40 kokių brahmačarių, toks brandulys, ten tokį užsuka, toks trykštantis, transcendentinis sprogimas dvasinis, žinai. Jie ten toks rutulys, toksai sukasi, ten laksto, bėga, daro, o kiti tokie tripsi, aplinkui tripsi visi, žinai, ten tokie su baltais dočiais darė, tokie tylakas tokias kreivas, žinai, šikas tokias dar trypsi. Ir tie vyresni šakinėja ir įtraukia į tą šurmulį, vieną kitą įtraukia, kitą. Ir jie dar taip, ne, davai, įmeta. Jie irgi pradeda taip laimę pagauna, irgi šokti ir visiems pradeda. Tai vat reikia mums patiems stovėti ir šokti į tą šurmulį ir kitus irgi padėti, taip švelniai įtraukti irgi visas. Ir tokia yra misija Čaitanijos. Tokia nuotaika turi būti. Čia yra gyvybė, energija, toks nemirtingumo nektaras, syvai, sultis. Ir tokia labai linksma nata mūsų laikas baigėsi ir sekanti linksma programa yra prasadas. Šimad Bhagavatam ki, viešpaties Čaitanijos vaisių dalinimu ki, jai. Šila Gurudeva ki.